Labas vakarėlis, bičiuliai. Nu, ar pasilgot nuotykių iš mūsų darbo? Tai štai jums nuotykiai. Šiandien pasitikrinam, žodžiu, du tokius įdomius automobilius. Vienas Opelis, 18 metai, Grandlandas. Rida 224 000 ant skydelio. Pasidarom diagnostiką, klaidų, bičiuliai, milijonas. Vienam iš blokų net 30 klaidų, kitam 8, kitam 10. Nu ir žodžiu, praktiškai visi blokai su kažkokiom klaidom. Ir praktiškai visose bloguose klaidos aktyvios. Aš žiūriu, galvoju, kaip čia taip gali būti. Opelis, 224 000 rida, tiek jau visokių nesąmonių, po kapotų irgi netrūksta, ten ir skysčių nuotekiai, ir tepalų nuotekiai, ir taip toliau ir panašiai. Savo, kame čia reikalas. Pradedu domėtis giliau, žodžiu, viską, pradedu vaikščioti per tam tikrus blokus. Nu ir ką jūs pasakysite, bičiuliai. Iš tikrųjų rida 524 000, 18 metų mašinai. Opeliukas, dizeliukas jau taip, kaip sakant, atšutinės normaliai. Todėl tiek ir tų problemų. Kitas automobilis, Audinė, bičiuliai, Audinė. Nu jo, atvažiuojam tikrintis Audinę, pasikuriam, kala motoras. Tang, 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 kala motoras, bičiuliai, Jėzus Marija. Dar kol šaltas buvo, kalė, pašilus, kalimas pristojo, tačiau pradėjo piltis baltais dūmais. Pasidarom testą, galvos tarpinė. Nu žodžiu, kad man neįsiplėst, o jūs viską pamatytumėt patys, Instagramas važiuojam auto, prikėliau storiukų, bičiuliai, nežinau, gal 20, gal daugiau, nu tikrai bus ką pasižiūrėti. Ir, kaip sakant, klaidas aptariau, kur problemos ir visa kita, taip kad pasižiūrėję dar kažką ir netgi išmoksit ir draugui patarsit. Lauksiu jūsų ten, bičiuliai, neužmirškite paspausti follow, Instagrame važiuojam auto, nes storiukus iš darbo dienos, ką patiriam ir ką randam, keliu kasdien. Taip kad visada yra ką pamatyti. Ačiū visiems, bičiuliai, nu ir ką, susitiksime ten. Iki.